ir Marija Sorti seriale Nekalta meilė. Scenarijaus autorius Karlosas Olmosas. Taip pat vaidina Beatriz Aguirre, Joaquinas Corderas, Magda Guzman ir kiti. Režisierius Jose Albertas Castras. Žinoma, Eva. Jeigu Alvaras namuose, paprašyk, kad tave nuvežtų. Ačiū, ponė. Tverk savo širdį ir pasipasakok. Mes abi moteris ir turėtume vieną kitą suprasti. Dėkoju už pasitikėjimą, Ampara, bet net nežinau, nuo ko pradėti. O jeigu man pradėjus pasakot, jaugi tokia baisi tavo kančia. Salut, kaip gali būti, kad tokia gera, tokia paprasta moteris? Net nežinau, kaip tau pasakyti. Kas yra? Žurnalistai klausinėja apie ką? Apie kvepalus? Ne. Apie Dono Klaudijaus meilužę. Nepasiduok provokacijom, Carmen. Paprasčiausiai ignoruok juos. Gerai, einu pas svečius. Carmen, ką, tie daiktai? Ponia, vieną klausimą. Aš juos užimsiu. Mielai atsakysiu po renginio. Aš tuoj salut, Ampara, kokia tu graži. Ačiū, labai jaudinuosi. Nesijaudink, viskas bus gerai, tikiuosi. Mama? Sūnau. Carmen sakė, kad visą dieną praleidai čia. Atsirado visokių nenumatytų dalykų, bet viskas turėtų būti labai gerai. Pamatysi, taip ir bus. Gal padėti? Ne, viskas padaryta. Puikiai atrodai. Ačiū. Žinai ką, gal galėtum užimti artimiausius svečius? Taip, žinoma. O kur Rakelė? Kaip ji? Ji jaučiasi gerai. Kalbėjau su ją prieš išvažiuodamas. Ir ką sakė? Jai jau geriau. Daktaras liepė daug ilsėtis ir būti ramiai. Todėl nusprendė likti namie. Aš galėčiau net važiuoti ir tavęs nepalaikyti. Ačiū, motinėlė. Sveika. Labas, seserė Jovita. Ačiū. Eime su manim. Mums garbė, kad jūs čia. Šio vakaro šeimininkai ponas Klaudijus Martorelis ir ponia Ampara Ibanez, su kuriais šį vakarą yra Adrianas Martorelis, vadovaujantis asmenys iš grupės Martorelio kvepalai. Ačiū. Labas vakaras. Atsiprašau, bet tai farsas, apgaulė. Pone, sakykite, ar Virginalis turi ką nors bendro su moters išprievartavimo? Ką? Kas čia dabar? Ponai, liaukitės. Mes neturim ko slėpti, nei ko bijoti. Tu teisus. Noriu pristatyti jums savo kvepalų veidą. Tas mano honoraras bus skirtas našlaičiams. Ačiū, kad suteikėt man galimybę būti kuo arčiau tų vaikų, kuriems taip reikia pagalbos. Ačiū, krikštamotė. Ir kvietėm. Atleiskit, bet... Jis labai pyksta ant laikraštininkų. Atleisk, mama.
Negaliu pakęsti, kad tave taip žemina dėl tėvo. Alvarai, palauk manęs laukia. Klausau, ponė. Aš irgi eisiu. Ne, dukra. Adrianas labai nervingas ir aš jį suprantu. Jis toks ne tik dėl to, kas buvo vakar, bet ir dėl vestuvių. Dukrelė, turim jį palaikyti. Taip, jis tengiasi mus išvesti iš kantrybės. Bet jeigu mano, kad jam viskas atiteks, labai klysta. Svečius paprašyčiau, kad taip pat parvežtų mane namo. Galiu parvežti ir grįžti. Ne, sūneli, aš turiu būti čia. Tu matydamas Emiliano įžūlumą. Mane siutina, kad jis taip pasitikė savim. O man baisiausia, kad jis tikras, jog visas mūsų palikimas atiteks jam. Aš kaltas ir tai baisiausia. Ne, sūnau, nekaltink savęs. Vis vien tai buvo neišvengiama. Tugi žinai, kad aš tave palaikau ir pritarsiu, kad ir ką nuspręstum.